Visą dieną sninga, visą naktį sninga. Vytenis Jankevičiau. Man malonu, kad mes jau eteryje, ponios ir ponai, mėly literatai ir kiti eiliuoto žodžio patriarchai. Noriu padėkoti, kad vos saulį patekėjus susirinkote į mūsų poezijos rytmetį Suguldyk eilę. Kągi, po 20 metų pertraukos vėl prabilo mūsų plunksnos brolis. Prabilo. Taip, jo plunksna ir vėl kalena, jo ranka vėl tiesia švelnų pūkų patalą rimuotam žodžiui. Mūsų siaurame ir talentingame rate vėl ąžuolą iš šaknų verčia eiliuotos minties galiūnas, dainininkas Arvydas Vilčinskas. Ponios ir ponai, mėly literatai, pristatau jums naują Arvydo Vilčinsko kompoziciją. Skaityti Arvydo Vilčinsko eiles kviečiu pelnytai nusipelnusi skaitovą, poezijos skaitovų maratono Ditirambai 2001 dalyvį prizininką Paulių Čižinauską. Čižinauskas, praeikite, prašom, čia prie mikrofono, čia kur aš, čia. Praeikite. Ne ten, eikit čia Čižinauskas, ten durų rankena, čia neimkit jos, čia ateikit čia, prašau, mikrofonas. Ačiū. Vienas poeto pienas. Veikia? Arvydas Vilčinskas. Sninga. Visą dieną sninga, visą naktį sninga, visą amžių sninga, kol apsninga mus. Gera būt laimingam arba nelaimingam. Ritamės mes patys, tai ir nesvarbu. O už naują kelią reikia po taurelę. Būkit sveiki, poetai. Ir dar daug ko reikia, jeigu nori būti. Visą dieną sninga, visą naktį sninga ir labai dėsninga, kad apsnigo mus. Ačiū. Ačiū, Čižinauskas, ačiū. Netyla po truputį aplodismentai, ačiū. Čižinauskas, dėkoju. Arvydas Vilčinskas. Ir vėl įkabino tyrą ašarą į salėje sėdinčių poetų akis. Ačiū, Arvydai. Ačiū tau, kad esi. Vytenis Jankevičiau. Poetų jau laukia svaigiai ryto gėrimai. Ir visa svaigios kūrybos pilna diena. Baigiame transliaciją iš poezijos rytmečio Guldau eilę. Ką spaus čia dabar? Ką paspaust? Kaip čia? Išjungkite.